Labas. Šiandien aptarsiu datą, kuri yra 1968 metų 5 mėnesio 10 diena. Taigi, šis žmogus turi labai tvirtą charakterį, labai stiprų charakterį, jau juo manipuliuoti jau nepavyks niekam, apgauti jo nepavyks, nes jisai labai aiškiai viską mato, labai aiškiai viską labai pastebi ir gali labai gerai viską pasverti, visus niuansus. Taip pat šita asmenybė yra ganėtinai moteriška, bet jau yra ganėtinai tvirto charakterio. Jau taip tokį turi, kaip sakant, savo aš ir jį visiems parodys. Tai va, energijos taip pat yra šiek tiek trūkumas, tačiau šičia jau rekomenduojama savo sveikatą, galbūt taip pat, sakyčiau, kaip ir prieš tai apžvelgtos numerologinės analizės, kad į sporto salę, bet jau ne tiek aktyviai, kiek turint ketvirtų savo numerologinį analizį, šiuo atveju šitas žmogus ketvirtų visai neturi. Turi, bet ne šitoj vietoj. Tai va. Taip pat šitas žmogus gali atsiminti praeitus gyvenimus, dažnai gali būti ateiti tokios vizijos, kad aš tiesiog žinau, kaip elgtis tokioje situacijoje, žinau, kaip tai pritaikyti ir aš tai puikiai tai darau. Aš tai puikiai darau, aš tai moku, aš tai suvokiu ir aš tai sąmoningai suvokiu. Moku tai pritaikyti ir dėl to savo nesuku galvos. Šitas žmogus, kaip sakiau, turi truputėlį pažiūrėti, pasidomėti apie savo sveikatą, jos neapleisti, stengtis, kad sveikata visą laiką būtų stabiliai gera. Taip pat šis žmogus turi labai gerą estetinį suvokimą, turi labai puikų išlavintą skonių receptorius, ties apsirengimų, tiek interjero, eksterjero, detalėm kažkokiom tai, kas gražu, kas negražu, jisai mato, jisai suvokia, jisai labai gerai jaučia spalvas, gali suderinti įvairius derinius, apie kurie, tarkim, daugelis net nesuprastų, kad čia kažkuom tai, bet, tikrai gera idėja ir mintis. Šis žmogus taip pat gali būti labai puikus meilužė, gali puikiai išpildyti visus antrosios pusės norus. Labai šeimyniškas žmogus, nepaprastai šeimyniškas žmogus. Gali ir moka savo šeimą pasirūpinti visom prasmėm, labai gerai viską suvokia, labai gerai moka, net ir pamanipuliuoti gali iš tikrųjų, nes turi tam tikrų skaičių, kurie už tai atsakingi. Tai va būtent tas galbūt šiek tiek manipuliatorius gali būti kitiems žmonėms, tai reiktų galbūt šiek tiek ir bet čia iš negatyvo. Jeigu žmogus gyvena negatyvę, tai tada jisai taip gali elgtis. Taip pat šitas žmogus intuicijos neturi. Todėl tas ryšys galbūt su praeitų gyvenimų tom akimirkom, jisai tai suvokia taip toliau, bet jisai apie tai net nesidomi, jam tai yra neįdomu. Ir jam galim net nepasakoti, net nekišti tų variantų, dėl to, kad jisai viską šiaip žino, supranta, bet jam tai neaktualu. Tiesiog. Šis žmogus turi labai tvirtą atsakomybės jausmą, kartais netgi per stiprų. Ir taip pat turi labai gerą atmintį, todėl atsimena visus niuansus, visus dalykus. Jeigu jūs jam kažką tai pasakėt, pamelavot, tai žinokit, geriau nemeluokit. Dabar yra tokia situacija, kad šitas žmogus turi dar tokį dalyką, kad jam labai svarbu turėti arba 2 sūnus,
arba žmogų, vyrą, vaikiną, berniuką, kuriuo galėtų rūpintis. Tai, ta prasme, globotinį. Turi jisai būti jaunesnis už ją, globotinis. Gali būti, kad sūnėnas, gali būti, kad sūnus, gali būti iš antros santuokos vyro sūnus, gali būti krikštasūnis ir taip toliau, labai daug niuansų, bet turi būti arba globotinis, arba jos pačios biologinis sūnus. Kitaip jinai misijos neįvykdo. Dabar gyvenimo tikslas tai yra per kūrybiškumą, per protinę veiklą, kad žmogus gali daug protiškai dirbti ir nesijausti kažkoksai nuskriaustas, nesijausti kažkoksai tai, kad jam energijos trūkumas, nes jisai pasipildo būtent iš tos protinės veiklos, tos energijos, kurios jam trūksta. Šeimos suvokimas, tai jam labai svarbus finansinis pagrindas po kojomis, jeigu jisai nesijaučia apsirūpinęs pakankamai finansiškai, tada jisai nesijaučia pakankamai gerai. Stabilumas taip pat finansuose. Savigarba eina per šeimos, per giminės liniją, jeigu giminėji. Čia per minusą, jeigu eina, nepavyksta kažko pamanipuliuoti, tada tas žmogus praranda savigarbą ir tada gali neadekvačiai pasielgti. Jeigu žmogus eina per pliusą, tada skleidžia meilę, tada skleidžia šilumą, tada skleidžia pačius geriausius ryšius. Ir tada jau, tas žmogus nemanipuliuoja kitais, o elgiasi pagal visatos dėsnius. Bet čia žiūrint, kokį kelią žmogus renkasi, nes šiam žmogui leista rinktis. Dabar darbas eina per harmoniją, turi mokėti suderinti visus dalykus, tiek šeimą, tiek finansus, tiek stabilumą, tiek galbūt karjeros galimybės, žiūrint, kas jam aktualu labiau. Tai ta dalyka, ta sfera turi būti harmonija. Turi būti pakankamai ten energijos, turi nesijausti, kad ten nuteka kažkur energija ir kad jisai jaučiasi tenais išsekęs. Čia vienas svarbiausių tokių dalykų. Ir talentas, tai talentas yra būtent per tą protinę ir kūrybinę veiklą. Dabar temperamentas. Temperamentas pas šią žmogų ateina per strateginius sprendimus, galbūt manipuliacinius, jeigu iš negatyvo. Jeigu iš pozityvo, tai tada kūrybiniai, tada estetiniai, tada grožio suvokimai ir panašiai. Dvasingumas taip pat per kūrybiškumą ir per kūrybinę veiklą. Per kūrybinę ir protinę veiklą, atsiprašau. Dabar šis žmogus taip pat gali toje srityje, grožio, toje sferoje, kurti savo verslą. Galbūt individualią veiklą labiau, aišku, galėtų ir vadovauti kompanijai, žmonių, ganėtinai sąžiningas žmogus būtų, labai atsakingas vadovas, labai stiprus vadovas, labai geras vadovas. Žinoma, jeigu veikia iš pozityvo, o ne iš negatyvo, nes kai negatyvas, tai tada atvirkščiai veikia viskas. Dabar misija praeitiem gyvenimams ir karmos praeitiems gyvenimams. Šis žmogus visiškai neturi kažko tokio ypatingo, labai svarbaus, galbūt turi mažesnės karminės užduotis, bet tokių rimtų, stiprių karminių užduočių neturi. Tačiau protėviams tiek karma, tiek pati veikla, tai yra iš estetinės pusės labiau.
taip pat. Tai vat jį reikia tą manipuliacinę pusę išmokti atkabinti nuo savęs. Ta prasme, tą savo charakterį iš negatyvo stengtis palikti už durų, o iš pozityvo įsileisti į vidų. Ir su jie gyventi, sakant, su tuo pozityvu. Ir tai vat, šis žmogus apie tai. Ir laukiu jūsų atsiliepimų, laukiu jūsų žinučių, komentarų. O jeigu norite ir jūs štai šitokios analizės, rašykite asmeninę žinutę man, mes aptarsime detalės. Iki.